Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu. Lidl grilio talentuose Azijos skonių dvikova. Kuri vištiena bus gardesnė? Ananase ar su gaiviomis morkų ir agurkų salotomis? Visa tai jau netrukus Lidl grilio talentuose. Gardu. Gardus gal net. Sveiki, čia laida Lidl grilio talentai. Aš esu Vytaras Radzevičius. Esame nuostabioje vietoje, Pavilnio regioniniame parke, Birbinių gatvės regykloje. Bet šiandien čia žavėsimės ne tik vaizdais, bet ir azijietiškais skoniais. Tokia šios laidos tema. Ir pirmiausia, nuvažiuokime į Lidl parduotuvę įsigyti produktų. Šiandien kepsime vištą. Pasirinkimas vištienos yra labai įvairus ir pabandysime kelias rūšis mėsos. Na, pavyzdžiui, man labai patinka kepti blauzdeles, nes jos yra sultingesnės, jas lengviausia galbūt ir padaryti. Vištienos filė, tai paimkim krūtinėlių, svarbiausia neperkepti, nes jos tada labai išsausės. Šlaunelių filė. Irgi labai geras kepimui dalykas, galima daryti nuo iešmelių iki tiesiogiai kepsnelių. Ką nori, tą darai. Spalvingas dalykas, labai papuoš vištienos patiekalas. Tai geltona, žalia, raudona beveik. Esam pasiruošę kepimui. Sveiki. Šiandien kepsim vištieną. Kol šią skanuosit, aš nusiskanuosiu irgi programėlę Lidl Plus, kur galiu kontroliuoti savo išlaidas, sudaryti pirkinių sąrašus ir sužinoti viską, ką man reikia užėjus į Lidl parduotuvę. Ačiū. Šau. Viso. Nors ir esame Vilniuje, bet šiandien per skonius nukeliausime į Aziją ir pats metas susipažinti su laidos dalyviais. Edgaras ir Laura. Power Hit Radio vedėjai. Čirškinimo patirtis 5 metai. Laurynas Petronis. Grilio profesionalas. Čirškinimo patirtis 8 metai. Aš esu ta gamintoja, žiauriai mėgstu draugų vakarienės daryti ir esu visiškai control freakė, tai labai nemėgstu, kai man padeda kažkas. Virtuvė yra mano meditacija ir mano... Sėkmės man, ne? Jo, mano erdvė ir man nereikia jokių pagalbinių rankų, tai mano draugai yra mano ragautojai. Aš esu gamyba. Aš esu ragautojas, aš manau. Tai mano santykis šiaip iš viso prasidėjo, nežinau, gal prieš 8 metus ir mes tai darydavome dažniausiai kartu, tačiau atsirado vaikai, tai tą virtuvę visą perėmė žmona, o kai mums pavyksta išvažiuoti kažkur į gamtą ar kažkokių draugų gimtadieniai, susiejimai, tai dažniausiai grilintojas esu jau aš. Buvo pas mus toks iššūkis radijoj, kur aš sakiau, kad aš galiu vieną ir tą patį dalyką valgyti visą savaitę. Jo. Ir Laura man pagamino bulvinių blynų, bet aš ir po to ir rodžiau, kad ir 7 dieną jau nors kokie jie buvo guminiai. Nu, padangą jau valgyti. Jo, bet skonis, ta prasme, jo. Tai jeigu Lauros gamintą maistą galima valgyti visą savaitę ir aš neapsivėmiau, aš manau, kad tai čia įrodymas, kad jo, jinai tikrai visai karts nuo karto moka suktis. Bet aš tau būna, šiaip neretai pasiūlau, gal tu atneši kažką. Taip, bet aš mandagiai atsisakau. Nežinau, gamtoje visada
gamindavau visokiausias mėsytės, burgerius, improvizuodavau su skoniais, su prieskoniais ir nuolatos aš stengdavausi neįtikt kažkaip draugams, bet aš įdėdavau daug meilės ir širdies, kad jiems būtų skanu ir man geriausias, nežinau, atsiliepimas iš draugų, tai kad tiesiog tyla ir ramybė valgant maistą. Nemanau, kad esu ekspertė griliaus. Aš buvau pasinešęs vienu momentu ant mėsainių kepimo ir galvojau, kad būsiu vienas iš tų bičių, kur irgi, kaip sakai, aš bičias ir reikia kepti, bet ne. Aš supratau, kad... Nerodinėk to, ko nereikia. Jo. Šiandien gaminsiu traškę vištieną įdarytą ananase. Šitas receptas bus gaminamas pirmą kartą, tai yra visiškai improvizacija, pažiūrėsim, ar Vytarui patiks ar nepatiks, bet tikiuosi su šitu receptu laimėti. Gaminsim, Edgarai, ką? Vištieną su traiškytais agurkais. Čia paprasta, žiūrėkit, čia paprasta yra versija. Bet jeigu turi, tai azijietiškam padaže, azijietiškam marinuotą vištieną, su traiškytų agurkų ir morkų salotom ir ryžiais, kuriuos viriau namuose, bet Edgaras jo šildys ant griliaus. Jinai taip galvoja. Tai jeigu jie neįvyks, vadinasi, jisai juos sudegino. Okay. Šiaip esu labai azartiškas žmogus ir stengsiuosi šiandien padaryti viską, kad laimėčiau. Laura ir Edgaras, manau, kad šitie priešininkai bus verti dėmesio varžovai, niekada negali nuvertinti, bet jeigu jie kažką gamins ir Vytarui, nežinau, patiks, tai aš pasistengsiu, kad Vytarui dar labiau patiktų mano patiekalas. Aš negaliu sau leisti pralaimėti. Mano draugai žino, kad aš tikrai skaniai gaminu, tai jeigu šiandien sufeilinsiu, aš labai liūdėsiu. Aš tai man kažkaip jau dabar smagu. Aš jau dabar jaučiuosi laimėjęs. Pažiūrėsime, kaip šiandien gausis mūsų laidos dalyviams pagaminti kažką azijietiško. Ir vėl nelygios jėgos, 2 prieš 1, tai yra Laura ir Edgaras prieš Lauryną. Nežinau, kaip čia viskas gausis, sveiki gyvi. Labą dieną. Sveiki. Čia jau viskas nuklota produktais iš Lidl. Noris viską valgyti jau. Viską valgyti, nekepus? Ne. Ne, gerai. Į taisyklę žinote? Ne. Aš žinau, kad reikės pagaminti ir tu vertinsi, ne? Jo. Aš žinau, kad turi valgoma būti. Jo. Kai aš jums įteiksiu šiuos peilius, jūs galėsit pradėti gaminti. Bet aš priminsiu, dėl ko jūs gaminate. Ne tik dėl to, kad aš paragaučiau, bet antros vietos laimėtojai atiteks Lidl dovanų krepšelis. Kabanosiu Užtektų turi. jiem. Visi dažniausiai klausia, ar krepšelis prizo dalis, tai galiu pasakyti, kad taip, krepšelis lieka jums. O pirmos vietos laimėtojai atiteks 200 eurų čekis apsipirkti Lidl parduotuvėje. Tai aš tai pagal saugumo technikos taisyklės įteikiu jums peilius ir galit pradėti gaminti. O aš jums... Nu, važiuojam. Au! O, kaip jie čia entuziastingai pradėjo ir Laura tai pasidėjusi telefoną, nes čia yra receptūra Aš parašyta. žinokit, Vytarai, aš turiu tokį įprotį, aš kad ir kotletą daryčiau, aš vis tiek turiu žiūrėti. Aš nepasižymiu gerą atmintim, kolega tai žino. Ne, nu taip, bet pagirkim Laurą. Jinai vakar net realiai šitą visą receptą bandėsi namuose. Išbandė. Jo, ir žmonės sakė, kad kokios reakcijos buvo? Buvo skanu, bet ten tas draugas valgė, kuriam viskas skanu. Ką jūs Mes gaminsit? gaminsim vištieną azijietiškam padaže su traiškytom agurkų salotom ir morkom ir netgi namuose išviriau basmati ryžių, kuriuos Edgaras bandys pašildyti. Tu visiems sakai, kad aš bandysiu šildyti, bet mes dar nežinom. Aš nežinau, ar taip galima vertinti. Aš šiaip žiauriai mėgstu gaminti, aš labai tikrai dažnai draugų vakarienės darau. Rudenį žiemą, kai niekur neįdavom, namie būdavom nešalta, darydavau savaitę porą kartų. Visada visi tikrai būdavo patenkinti. Bet šiaip nežinau, aš manau, kad aš skaniai gaminu. Aš linkiu jums sėkmės, po to pažiūrėti, ką rašo telefonas. Ačiū. Laurinai, kaip tau sekasi išdidžioji vienatvėje palyginus, kad jie dviesi, o tu vienas? Nu, bus sunku, Vytarai, tai nežinau, reikės dvigubai daugiau stengtis. Bet aš, pavyzdžiui, mėgstu gaminti vienas, man žymiai geriau, nes pas juos ir matai chaosas, nesutarimai, vidiniai prieštaravimai visokie. Asmeniškai, man irgi patinka vienam, jeigu kas nors ateina ir man dar papildomai ekstra. Galiu paduoti pipirus, važiuok, jau nepasiruošę. Pito, jau iš karto čia atėjo, pavogė kažką. Jeigu ateina ir man kažkas pasakoja virtuvėje, ką daryti, ne, viskas pagal mano taisyklės turi būti. O aš žinau, kad esi inžinierius ir dar labai įdomios srities. Taip. Šviesos. Konversijos, light conversion. Tai gali man paaiškinti, aš fiziką mokiausi kažkada, bet neatsimenu, konversija tai yra perdarimas, kas čia? Ne. Tai iš esmės mes... Pritaikymas. Ką mes gaminam, ar ne? Tai mes gaminam labai aukštos technologiškai pridėtinės vertės kuriančius prietaisus, lazerius, su kuriais mes, kaip čia, esame rinkoje užėmę tiek ir
industrinės kažkiek dalies, medicininės dalies ir žmonės dažnai galvoja, kad kai kalbam apie lazerių gamybą, tai apie tą pašviestuką. Tai taip nėra, mes gaminam femtosekundinius lazerius ir iš esmės tai aš didžiuojas, kad ten dirbu. Ką tu gaminsi? Aš gaminsiu, šiaip improvizuoju, niekada nesu to daręs, tai pirmą kartą ir pažiūrėsim, kas gausis, bet aš darysiu traškę vištieną įdarytą ananasį. Aš ir galvoju, pabandysim, tu Vytarai įvertinsi, jeigu nepatiks, garsiai nesakyk, jeigu patiks, tai 200 eurų kaip ir mano, ne? Taip. Gerai. Dabar paragaus Edgaras marinato prie jūsų, Vytarai. Yes. Gerai? Tai Edgaras tas yra toks bandomasis triušis. Jo, ragautojas. Gerai. Aš žinoma, labai patinka žodis ragautojas. Gerai. Šiaip labai gerai. Aštrumo, čili fleiksų gali. Kad Vytarui gal Šiaip biškai nereikia. patinka aštriai, tai žinai, mes čia galim biškai teisėjų, žinai, Aš paduoti. nežinau, ar aš dėčiau čili fleiksų. Darykit pagal save. Nu daryk, dėk. Biškį. Nu, bet užteks čia, ta prasme, tu žinai kokie, kol aš kalbu, tu uždenk, prašau, kažkuom, kad marinuotųsi. Man atrodo, aš matau, kas pas jūs yra šefas. Net supranti, kad taip visą laiką būna, duoda kažkokį tai uždeng kažkuom. Kuom, Laura? Rankom? Dabar Tai aš tik paaiškinsiu, jūs dabar užmarinavot mėsą, Taip. jinai marinuosis vištieną, Taip. tuo tarpu jūs gaminsit salotas. Taip, bet irgi dabar traiškysim agurkus, tai Edgarai aš traiškysiu, o tu turėsi darbą vėliau morkytės gražiai šiaudelį supjaustyti. Man reikia, kaip vaikui viską aiškina, girdėt. Žiūrėk, tu aš traiškiuosi agurkus, o tu markytę supjaustysi. Ar gerai, Edgariukai? Gerai. Čia mano Prieš traiškymas. tai, ką aš mačiau, tai buvo Daužymas. agurkinio karbonado darimas. Galima aš tu padėsiu? Ne. Smagiau. O, Žiūrėk, duok, aš tau Edgarai, bent jau tu turi daryt, ką šiek tau tiek spaudimo pasakys. daugiau duok. o. Va, Jau girdėjai pabrėsiu. iš karto, man atrodo. Nu, bet nereikia jo visiškai košės. Va, Čia yra traiškytas, nu tai jis... Sutraiškė to Gerai, tai- agurko stuburkaulį ką tik. Gal gali galo dar, gali uodegį kaulį dar jo. Aš esu savarankiška nepriklausoma moteris. Ramybės ir tylos oazė. Nežinau, pas mane Vytarai virtuvėje irgi būna chaoso namuose, po manęs reikia, nežinau, namų tvarkytoją kviesti, nes aš kiekvieną naują įrankį imu, kiekvieną naują indą imu ir dažniausiai jie lieka. Aš žinau šitą situaciją, tai dažniausiai vat, gali kažką pasikviesti, kad po tavęs Taip, taip. nes turi pamastyti, ar ką įdėjai, ko neįdėjai, per tą laiką tvarką ir toliau gamini. Taip, taip, taip. Imberą pjaustai. Taip, nu tai ką, Azijos virtuvė, nu tai turi būti visko. Taip. Kartu, saldu, aštru, rūgštu. Umamis, penktas skonis. Penktas skonis, tai tą ir dabar pasidarysiu. Pasidarysiu aš tokį kaip pusiau marinatą, pusiau padažą, jo iš karto aš nemarinuosiu mėsos kaip varžovai. Aš mėsą Apkepsi. dabar parūkysiu. Ai, rūkai tai ją. Biškį rūkau, aš temperatūrą savo prisimažinau, kad gautų dūmo skonį. Bet aš jas pilnai neiškepsiu. Ir vėliau aš ją susipjaustęs, naudosim kukurūzų krakmolą ir tada jau kepsiu keptuvėlį. Nu, Jėzus Marija, nu kodėl tu taip Kas blogai? Va, ačiū, ačiū. Labai malonu kartais, kad mane kažkas pjaustyk apgina. nekalbėjęs? Daugiau pjaustimo, mažiau kalbų. Žodžiu, tu būsi šitą smulkintuvę. Ragana. Bet žinok, Ai, gali aš galvoju, smulkiau kaip Laura. biškelį. Gali smulkiau biškelį. Bet žiūrėk, Atsiprašau, mažai sutraiškintas pirmą kartą agurkas. matau šios laidos istoriją, kad kažkas, kai jau yra supjaustyta, reikia perpjaustyti. Tavo atžvilgiu, ar čia buvo pakankamai supjaustytas agurkas? Ne, nu, ta prasme, per stambiai, tą turiu menį, kad jie vienodi. O kiek jūs laiko marinuos? Aš nežinau, tu žinau, to priklauso. Viskas čia gerai. Ai, mes agurkų irgi marinuosim? Mes padruskinsim ir paliksim jį gal 15 minučių. Okay. Ir tada Aš galiu pradėti druskint. tuo tarpu Sėkmės darbuose. tu pjaustysi morkas, šiaudelį. Yes. Ja, gurka ten dabar pjausto palauk. originaliai. Tikėsimės bus gardžios salotos. Čia imberas, česnakas ir soja. Soja, rudas cukrus, Rudas dar cukrus. pasiskolinsim pipirų ir druskos. Jo. Gražinta? Man reikėtų, taip, Gražinkit pipirus ir druską, jeigu jūs Tuoj galite. mes biškį Sekundę vieną, viską- pipirus galiu duoti? Jo, Pipirus daryk. gražinam. gerai. Bet to. Mes apie tos 5 skonius galim pakalbėti Azijos virtuvėje, tai būtent ypač išreikšta yra saldu, sūru, kartu, aštru ir umamis. Umamis neverčiamas žodis, bet japonų kalboje jis kažką reiškia kaip skanumas, kuris pasiskleidžia po liežuvį ir turi tokią išliekamą skonį. Kas čia dar garstyčių įmės? Čia dar garstyčių įmesiu truputėlį. Papildomai. Tai man toks neregėtas dalykas, bet įdomu. Nu, pažiūrėsim, šiandien, kaip ir sakiau, pirmą kartą ir improvizuojam. Tai Dar druską gražinama, tai? Nu kaip, įsipjovai, prasideda. Tai, bet jisgi pjaustė. Jinai norėjo parodyti pavyzdį. Laurai, biškai nepatiko, kaip aš pjaušiau pirmą morkų partiją. Tai, nes čia sakė šiaudelis, nu gerai, atsiprašau, šitą sukrito. Šitas. Mažiau maivykis, daugiau dirbk.
Ir tai, kad tos morkos bus vos netokiom juostelėm, kaip tu nori. Nu gerai. Viskas bus gerai dėl to. Gerai. Ir vis tiek mes gausim labai fainą patiekalą, kuris bus be galo skanus. Manau, kad tu įtrauksi vištieną tą Jo, parūkintą. aš biškį parūkiau, čia to dūmo yra, vat, galim O tu pasižiūrėti. dėjai kažkokį... Jokių kaladėlių nedėjau, Tik tai bus tiesiog- natūralus dūmas, kaip sakant. Tai toliau aš darysiu salatytas, kol įsikeps vištą. Tai čia jau man šitus dalykus palik. Bet čia labai geras taktinis ėjimas. Pavyzdžiui, jeigu jam kartais nesigautų višta, tai tu sakysi, kad čia jisai kepa. Ne. O jeigu gausis, tai sakysi, mes padarėm. Ne, mes kartu viską darysim. Jeigu nesigaus mums kartu. Kolektyvinė atsakomybė. Gal mano marinatas yra prastas ir jam gal dėl to nesigaus. Bet geras, aš mačiau, kad jums abiems patiko. Jo, Ką rodo laikrodis? atvirai. P250. O reikia žiūrėti tą viršutinį ar apatinį skaičių? Atvirai, o kiek dar? Rekomenduotina viršutinį. Virš 500. 530 kažkur. Pagal Fahrenheitą čia. Jo. Teko matyti, kaip Azijoje ananasą išdoroja. Kaip išdoroja, ne, bet kaip suprantu, jie auga, tai taip į viršų. Visai pjauga. Jo. Bet visada buvo stebuklas, kaip jie jį išdoroja. Jie paima taip su peiliu kažkaip spiralę tokią apipjauna. Ir toks lieka Gražus vienas- daiktas ir jį parduoda kaip ledų porcija, kaip eskimo. Ir aš pas vieną babytę Tailandė bandžiau pasimokyti. Tai visi mano bandymai Nepavykę buvo, ne? išpjaustyt kaip jinai, baigėsi jos labai skardžiu juoku, kuris girdėjosi visam kvartale Bankoke. Tai morkas dabar? Morkas. Tada Grilina daržovės. Okay. tu galėsi nusižiūrėti, kiek jis laiko kepa ir kada jo bus iškepus ir tu trauksi. Pagal tą sakai? Šiaip, gal ir idėja. Nepamirškit, pas mane yra jau parūkyta. Bet Iš anksto. Jis parūkęs parūkins. pasakei? Jo. Čia guli paruoštas imberas ir česnakas. Aha, ir man reikia dabar nugręžti skystį. Agurkai vargšiai iš Viskas jam ten gerai. Sudaužė, sutraiškė, Dabar masažo darau. sumaigys. Mes mylimės tiesiog labai. Įdedam daug meilės į tai. Šitie agurkai atsidūrė labai rimtam spa. O gali ananasą biškį duoti, rimtai užkasti? Ateik, prašau. Labai, oi. Šiaip labai geras, iš tikrųjų. Tai jis jau nekeptas laimė. Tai Atsargiai, gal nes Vytarai jis- paragauk ir tu ir nereiksi patiekalų ragauti. Gabalėlį. O ką tu su tuo ananasu darysi, palauk? Įdėsi, ne? paslapties. Ar rimtai įdės? Ar ne? Taip, Aš galiu išduoti. Ne. Aš taip ir galvoju. Taip. Tai Žinoma. bus normalus Ananasas patiekalas. atliks puodo vaidmenį. Taip. Aš norėčiau biškį jo aštrumo šitam patiekalui. Taigi bus to aštrumo. Tau atrodo, kad čia yra baigtas patiekalas, ne? Kad tau šitam patiekalui norėtų dar aštrumo. Viskas gerai. Viskas gerai. aš pasiruošęs jau finalui. Viskas, kepimui. Jo. Žalias citrinos dar matau, čili pipiras. Nu, turi būti spalvų. šviežias. Vat kas pas tailandiečius, nu, nebūtinai tailandiečius, visoje Azijoje virtuvėje, tai daug spalvų. Mėsa, padažai ant viršaus, raudona, žalia, geltona, nu visko. Tai pas mane visko čia ir bus. Ir mano ausis patraukė tas čirškantis garsas. Bet kvepia. Kvepia iš Puikiai karto. kvepia, žinok. Jaučiasi, ne? Čia nėra tos priešgaisrinės signalizacijos, kur nieko neatsitiks. Iš pušies. Viskas čia bus normaliai, ko jūs čia parinatės. Laurinai, gal žinai, kaip šitam griliuje šiek tiek sumažinti temperatūrą? Aišku, žinau, žiūrėk. Čia yra dvi sklendės. Viena, ne, biški prislopinti oro srautą, Ir kita Vytaras visai uždaryti. žinojo ir jisai tik Tu žino. tiesiog negaliu. sakyk, kaip sumažinti Dabar žiūrėk, temperatūrą, tavo- man neaiškinės. Tau atvira ugnis, tai daug degonės gaunu, uždarom ir biški Va, pridūsim. tas esminis Ačiū. žodis - deguonis. Skanu. Galvoju. Geras, aš žinau, ragavau, man tai patinka. Tik aš vos. Aš bandomai padarysiu. Jo. Galėsit Aštrumo dar pagal mano norėčiau. veidą Taip. žiūrėti. Skanu. Bet čia per anksti man sakydavo. Gerai. Keptuvėlė čirška. Čirška, viskas, laikas padažui. Kuo man patinka Azijos virtuvė, kad iš tikrųjų gan greitai patiekalai yra nuo gamybos pradžios atsiduria Taip, lėkštėje. taip. Ko taip tyliai jau kalbat, kažkas Ne, viskas gerai. Viskas labai gerai. Tariamas. Kažkoks jūsų entuzijazmas toks priblėsęs. Normaliai. Viskas gerai, viskas super, žinok. Nori Vytarai, dar liko poną biškį. Paragaut? Jo. Šiuo metu nežavinda Nenaudinga. Jo. Desertą dar sugalvojau padaryti greitai. Ant šitų pagaliukų. Uždarysim druskos ant viršaus. Pažiūrėsim, kas gausis. Gausis. Mūsų azijietiška laida artėja prie pabaigos ir pasiekia savo kulminaciją. Nes dabar atėjo metas paragauti, ką jūs čia sukūrėte, pagaminote ir nuspręsti, kas užims antrą vietą ir kas pirmą. Ir pradėsiu gal nuo Lauryno. Tai jūs galite irgi čiupti įrankius ir ragauti iš karto. Irgi norėčiau paragauti. Riu. Taip.
Labai gražiai dekoruota, ne? O užsispausti rekomenduoti? Yra užspausta čia dėl. Gerai. Jeigu dar trūksta, galima ekstra. O, nu mes labai norim. Viskas taip dera, nieko, viskas panaudota, aš išgiliau dar paimsiu, daugiau padažo. Tam poros? Taip. Mėgstu poros. Nu, žinok, valgyčiau tikrai. Valgyčiau ir džiaugčiausi, tikrai skanu. Ne, tikrai. Taip, mamėdžiu. Nors aš... Šalku su padažiuku išgiliau. Bet gal neišrankus esi labai maistui? Ne, aš labai neišrankus maistui. Labai neišrankus iš tikrųjų. O kas iš mūsų išrankus? Nu. Bet tikrai labai skanu. Šunuolis. Good job. Einam prie jūsų. Leliuškiam. Šedevro. Užsispausti laimo reiktų abudu, manau. Tai aš užspausiu, Vytaras visiems. Visiems būtų patogiau. Ir salotas prasimaišom, vištytę į svičilį. Šanu. Aš nelabai suprantu, ko jūs parinat. Irgi galiu. Ar tau atrodo, kad mes periname? Man visada būna labai sunku paskirti tą nugalėtoją, bet aš vėl griebiuosi kaip šiaudo. Defektą pastebėjau, kas mane gelbėja, sprendžiant verdiktą. Mes šiandien ne veltui kalbėjom apie tą 5. skonį, umami, kuris yra čia toksai umamiškas, o pas jūs umamis truputį yra, va, ten pradžioje, kai tas padegė, tai tas umamis toksai skrudėsio ir liko. Tai aš vis dėlto jums teiksiu tą produktų krepšelį. Tikiuosi, kad jūs sugebėsit pasidalinti draugiškai. Bet kokia tikrai puikiai, o Laurinui įteiksime 200 eurų. Šaunuolis! Ačiū labai. Šaunuolis! Draugiška atmosfera grilio talentuose. Tai buvo laida Lidl grilio talentai. Jos receptus ir tai, kaip čia viskas vyko, galite rasti tv3play.lt arba Lidl Lietuva YouTube kanale. Ačiū Jums už dėmesį ir bėgam gaminti. Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu.